Jau 9 metus į sportinį sambūrį Tytuvėnų apylinkių seniūnijos sporto šventę gegužės 7-ąją susibūrė šio krašto bendruomenės. Sportiškiausius atstovus į Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriaus sporto salę atsiuntė Šedbarų, Budraičių, Mockaičių, Pagryžuvio bendruomenės ir Skogalio kaimas. Komandą sveikino Valdas Ivanauskas, laikinai einantis Tytuvėnų apylinkių seniūno pareigas, buvęs seniūnas, dabar rajono tarybos narys Stasys Baltrušaitis ir rajono mero pavaduotojas Kęstutis Bilius. Rankų taiklumas išmėgintas Smiginio rungtyje. Prie šaškių ir šachmatų lentų parimo šių intelektualių žaidimų meistrai. Sirgalių emocijas skaitino krepšininkai. Kiekvieną komandą palaikantys negailėjo raginimų savo žaidėjams. Be šio palaikymo nebūtų tokia įspūdinga kliūčių ruožo estafetė, o ką jau kalbėti apie tikrai vyrišką išbandymą – maišo mėtymą per petį, juk ne kiekvienas išdrįstų jį iš viso nuo žemės pakelti. Gražus pavasariškas oras virvę traukti išviliojo į kiemą. Smagumo teikė ne tik pati rungtis, bet ir tai, kad komandų pastangos jo perniek dėl slidžios pavasario žolės, kai sėkmę lemia geri batai. Iš geros nuotaikos ir sportinio azarto galima spręsti, jog tokia šventė, kai būrin susirenkama parodyti savo šaunumą, miklumą, sumanumą ir jėgą, tikrai jungia ir būrė šio krašto žmonės. Už sportinį šaunumą tą dieną išdalyti net 82 medaliai. O daugiausia rezultatų vėl pelnė Budraičių bendruomenė. Antrąją ir trečiąją vietas dalijosi Šedbarai ir Skogalis, ketvirtąją Pagryžuvio, 5-ąją vietą Mockaičių bendruomenės.